Vėl praėjo metai ir vėl savo darbdaviams turim atsiskaityti. Tiek meras, tiek taryba. Ataskaita yra ir mero, ir tarybos, nes meras dabar apskritai taryboje balsų yra nebeturintis, tai be tarybos pritarimo ir balsų šitos ataskaitos ir nebūtų. Tad kas buvo pirmiausia pristatysiu, kas dalyvauja iš mūsų tarybos. Tai dalyvauja ir dėkoju iš čia mūsų susitikime Agnė Jančiauskienė, Matas Lasauskas, Vaidas Venskus, Marius Šležas ir Ernestas Zinkevičius. Kiti tikrai tarybos nariai buvo dalyvavo ir Juodkrantėje, ir Preiloje, bet šiuo metu nėra. Dėkoju, kad dalyvauja policijos mūsų komisariato atstovai su komisaru priešaky, dalyvauja priešgaisrinės tarnybos atstovai su Linu priešaky, mūsų įstaigų įmonių vadovai, biudžetinių įstaigų vadovai, abudu vicemerai, aerodromo mūsų direktorius, sporto mokyklos, paslaugų neringos, žodžiu, visų įstaigų vadovai yra ir to džiaugiuosi. Tad kaip mes gyvenom 2025 metais, tai Neringos valdybės taryba sudaro 17 tarybos narių, tai parodo, kad miestas mūsų yra augantis, kaip matom bėgančią eilutę, VRK nemažai Lietuvos miestų patvirtino kaip mažėjančių. Aišku, liūdniau, kad visi žinome, jog vasarą mes labai dideli, o ne sezono metu tų šviesų pas mus dega labai nedaug. Kažką jungiu. Nesu savo daiktų, tai sunkiau. Kiek įvyko tarybos posėdžių pernai, tai vyko 11 tarybos posėdžių, taryba svarstė 450 klausimų, priėmė sprendimus 412 klausimų, matot, yra, jog ne visą laiką sutarėme arba pasitarė, kažkam tai nepritarėme. Meras pasirašė 696 mero potvarkius, administracijos direktorius 207 administracijos direktorius įsakymus, tai kai matom po savivaldos įstatymo pasikeitimo viskas apsivertė. Praeitas Seimas. Atsiprašau, nepristačiau mūsų vienmandatininkę Seimo narę Daivą Petkevičienę, su kuria pasisveikinau ir nepristačiau. Ačiū labai, kad jūs esat. Tai tikrai yra pirmas atvejis po Juodkrantės, tai dabar jau man antras atvejis, kada mūsų vienmandatininkas dalyvauja mero paskaitiniam. Tai mums didelė garbė, nes jūs tiesiai parvešite įstatymų leidėjam, kaip mes gyvenam, ko mes norim išgirsti mūsų bendruomenę. Tad sugrįšiu prie to, kad įstatymą pakeitų savivaldą, apsikeitė ir iš mero padarė visišką biurokratą, tai matos pagal dokumentus. Įvairius, nes meras dabar turi pasirašinėti medžio kirtimus, socialinės pašalpas, žemės nuomą, po tarybos pritarimo, kaip sakyt, ką ir taryba dar biurokratino į daugybę reikalų ir visokius kitokius renginius ir visokius kitokius dalykus. Tad kiek pernai metais Neringos savivaldybės administracija gavo kreipimosi iš gyventojų? Tai yra 7000, beveik 8000 prašymų. Tai atmetus išeiginės dienas, o jeigu dar atmestumėte, kad po mėnesį darbuotojas turi atostogauti, tai gautus ne 31, o turbūt po kokį 40 dokumentų per dieną, žiūrint į savivaldybės administraciją, tai kiekvienas gauna minimum po vieną raštą per dieną, o raštai nėra vienodi, tai kaip didžiosios savivaldybėse praktiškai kiekvienas kreipimasis yra kitoksai, kiekvienam kreipimui reikia ieškoti dokumentų archyvuose, žinoti jų istorijas ir daugybę kitų dalykų, tam, kad paruoštų kokybišką ir atitinkamą atsakymą. Ir tai nėra tokių dalykų, kurie būna susitikimai, pasitarimai ir šnekėjimai. Tai, kaip sakyti, yra tikrai didžiuliai krūviai, čia nėra dokumentų statybą leidžiančių nagrinėjimų ir visų kitų projektavimų, ką mums reikia daryti ir kas vyksta nuolatos darbas. Kokia mūsų statistika? 25 metų gruodžio 31 dienai Neringoje buvo deklaravę 5391 gyventojas, tai vieno gyventojų mažiau nei 24 metais, tai reiškia stabiliai laikomės, bent jau pagal deklaruotų gyventojų skaičių. Gimė 24 vaikai, 90 santuokų, visi žinom, kad įstatymas leidžia tuoktis dabar kur nori, tai santuokos yra visos Lietuvos, kurie nusprendė Neringoj susirašyti, 16 ištuokų ir 31 mirtis. Neringa, kas labiausiai renkasi, tai lietuviai po COVID vis dar stipriai pirmauja, 76% sudaro lietuvių turistai, antroje vietoje Vokietija, trečioje Latvija, Jungtinė karalystė ir ten kitos šalis
yra po daug. Vidutiniškai statistika labai nėra labai gera, 2,64 nakvynės gaunasi gyventojų. Visų apsilankiusių žmonių tai Liepa ir rugpjūtis 37,9% ir grupinis turizmas sudaro 13%. Nidos uostas pernai turėjo 130 ilgalaikių sutarčių, tai metinių vadinamų laivų stovėjimo ir tokių trumpalaikių apsistojimų buvo užregistruota 860 ir 14 skirtingų šalių. Tai skaičiai stipriai mažesni vienadienių turistų, nes aišku vasara laivybos turizmui buvo prasta. Tikimės, kad jeigu šiemet bus vasara gera, tai skaičiai vėl taisysis ir uostas gaus, kaip sakyt, daugiau svečių. Nidos aerodrome atlikti 1100 tupimai, iš 30 tupimai, plus nuo 24 metų 31%, reiškia, tai populiarėja, žinomumas sklinda apie mūsų aerodromą ir turim pasidžiaugti, kad leidosi lėktuvai iš 58 pasaulio šalių registracijos. Tai yra tikrai garbė ir sklinda daug gražių atsiliepimų apie mūsų šventę. Kažkur sakiau, kad šventė pasaulinio lygio, tai man surašė mūsų direktorius Bronius laišką, kad taip nesigirčiau, bet vis tiek pasakysiu, kad mano nuomonė, kad aerodromuose organizuojamos šventės bent Europoje, tai papuola į vienas geriausių, gražiausių. Ir manau, mes kurortas turim girtis, nebūk toks kuklus, tikrai kas lankosi, atsiliepimai patys geriausi. Savivaldybės biudžetas pernai metais buvo patvirtintas pajamos ir išlaidos, jos sutapo, tai 25 700 000 ir kas sudarė švietimo įstaigoms skirta pernai metais yra 4 milijonai eurų, tai su 24 palyginus praktiškai 12% daugiau. Socialinių paslaugų centras 560 000, Neringos pirminės sveikatos centras 526 000, tai 37% daugiau nei 24 metais. Kultūros įstaigos 2 087 000 eurų, tai 21% daugiau. Tai paslaugos Neringui 4,5 milijono eurų, tai 11% daugiau, bet suprantama, matom, kas darosi, patys vaikštome parduotuvės ir matom, kaip viskas brangsta, tai dėl to tie procentai kiekvienais metais kyla. Kaip įsidėsto švietimo įstaigos finansavimas, tai Neringos gimnazija iš tų prieš tai rodytos skaidrės gauna 2 034 000, Nidos Lopšelis darželis Ąžuoliukas 877 000, Neringos sporto mokykla 570 000, Neringos meno mokykla 528 000 eurų. Gimnazijos, kaip sakyt, augimas ar būsimas augimas čia gali stipriai varijuoti, priklausomai nuo mokinių skaičiaus. Mes be galo dėkingi, turbūt ir visos tarybos vardu galiu sakyti, gimnazijos kolektyvų ir kitų, tai dabartiniai švietimo ministerijos visai vadovybei, asmeniškai ministrai Ramintai Popovienei, kurios iniciatyva mūsų ir prašymas buvo, bet Neringa turi vienintelę išimtį, kiek bebūtų klasiai mokinių, tarybai suteikta teisė ją formuoti. Kitos savivaldybėse, jeigu aišku, sąlyga ne visai tokia, kokią norėjom, bet iki tol to negalėjom turėti. Jeigu klasė nepasiekia tiek mokinių, kiek yra nustatyta švietimos ministerijos, tai savivaldybės taryba ją turi finansuoti 100%. Mes iš krepšelio ir valstybės negaunam nė vieno euro. Bet turim galimybę išlaikyti ir turėti čia vaikus. Tėvai neturi galvos skausmo, ieškoti, kur juos apgyvendinti kažkur tai ir išvest. Tai tuo džiaugiamės, dėl to ir už tai aišku dėkojame. Visos kitos institucijos dirba kaip ir dirba tvarkingai ir gražiai. Neringai išimtis aktą, apie kurią aš jau pakalbėjau, neatidaręs, kaip sakyt, peršokas į priekį. Na, gimnazijoje pernai metais įvyko sporto salės rekonstrukcija, ne tik sporto salės, bet ir dušų, tualetų, persirengimo kambarių, lauko futbolo mažojo aikštyno salėje. Tikrai gali dabar grindys atitinka FIBOS reikalavimus, tai aukščiausi pasaulio standartai, kaip sakau, svarbiausia, kad tik būtų, kas tenai žaistų ir sportuotų. Taipogi pernai pavyko gauti ir mokyklinį autobusą, taipogi švietimo ministerija mums jį skyrė. Papildomų finansavimą skyrė taryba ir vaikai važinėja naujų, saugių, tikrai labai gerų transportų. Juodkrantėje, Lopšelis Ąžuoliukas darželis, tai yra atnaujinta irgi, kaip sakyti, ir sniego gaudytuvai, kurie panašaus sniegą gaudydami nukrito, bet
susitvarkysim ir geriau jas turbūt reikės prisukti, ar sniego per daug, ar prisukti blogai buvo, bet toks gyvenimas, viskas eina į priekį. Neringos sporto mokykla vykdo, kaip ir buvo žadėta, daugybė veiklų Juodkrantėje, tiek Buriavime, tiek kitų. Čia matome, kad nacionaliniam parke suteiktos patalpos yra ir juodkrantiškiai gali eiti sportuoti, kaip sakyti, ir užsiminėti. Jaunimo Neringoje, vėlgi statistika, tai tikrai ne tai, kas yra šitoje salėje ar mūsų mieste, tai bet registruota pas mus yra 572 jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų, 179 nuo 14 iki 18, 394 nuo 19 iki 29. Jeigu jie čia visi būtų, aišku, tai ta salė, visos salės būtų pilnos vaikų, jaunimo ir užsiėmimų. Vasaros užimtumo ir integracijos programa tikrai džiaugiamės, nes daug metų čia buvo nuliai, dabar po truputį verslas šiek tiek pradeda ją naudotis, bet aš to labai džiaugiuosi. Ko gero didžiausią minusą, kurį matau, jog neišnaudoja. Mes esame maža bendruomenė, mažas miestas ir mūsų vaikai dažniausiai dirba pas savo tėvus. O įstatymas neleidžia naudoti šios programos ir šių pinigų, jeigu jaunimas, mokiniai eina dirbti savo tėvų įstaigų ar to. Tai čia skaičiai būtų visai kiti, bet tai užkerta kelią dėl, kiek suprantam ir domėjomės, kad korupcinių atvejų, kad nebūtų, kad suformintų, iš tikro nedirbtų, nes ką daro šita programa? Šita programa moka visus mokesčius už nepilnametį priimtą į darbą. Darbdaviui nukrenta didžiulė, praktiškai 50% našta, nes jeigu sumokėti reikia 1000 eurų, tai valstybei dar reikia 1000 tada mokėti beveik. Tai šita programa apmoka už šitą jaunimą, bet aišku, yra dar ir kiti iššūkiai, jie gali dirbti labai ten nedaug laiko, turi turėti daug išeiginių ir taip toliau, bet ačiū darbdaviam, kurie priema ir tikimės, kad tai judės į priekį, nes tai jaunimui didžiulė patirtis susipažinti su realiu ir geru darbu. Jaunimo loftas, kaip sakyti, irgi veikia, jaunimas tai dažniau, tai rečiau būna tenai, bet tikrai jisai pasitvirtino. Studentų rėmimo programai buvo išleista 6900 eurų, tai čia tokia programa, kurią studentas pasirašydamas su administracija ar kokia nors savivaldybės įstaiga pažada baigęs mokslų grįžti į Neringą ir priklausomai nuo profesijos reikalingumo mums mieste, tam komisija numato, gali numatyti ir iki 100% studijų apmokėjimo, gali mažiau numatyti, tai jie irgi šiek tiek vienas kitas naudojasi, tai reiškia, kad vienas kitas žada pas mus grįžti. Pradėti žingsniai viešos įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizacijai. Reorganizacija yra labai tokia, lygtais mano nuomonė paprasta. Tai tiesiog įstaiga norima prijungti prie Klaipėdos universitetinės ligoninės. Vakar buvau Klaipėdoje didelėme aptarime organizuojama Klaipėdos universitetų, lankėsi ir prezidento žmona Diana Nausėdienė, buvo ir Santrašių generalinis direktorius, ir Kauno klinikų, ir visų įstaigų atstovai. Turiu pasakyti, kad su kuo teko kalbėti, visi sveikina šį žingsnį, nes ten buvo aptarinėjami kitokio lygio, kad net mes ir negalvojame. Klausime ir pristatoma, jog galbūt reikės įstatymo, jog tuose 3 ligoninėse Lietuvos, universitetinėje, Santariškėse ir Klaipėdos universiteto, privalomai dirbti medikams iš kitų įstaigų. Kitaip sistema gali griūti. Tai reiškia, mūsų žingsnis yra labai teisingas ir einam į labai teisingą įstaigą. Privalomai iš Kretingos ligoninės ir visų kitų. Kalba netgi apie tai. Nes medikų trūkumas yra milžiniškas ir jeigu galima sutaupyti administracijoje ir skirti finansus medikams, ko reikia ir ko visi norim, nes einam pas mediką, ne pas administracijos darbuotojus į medicinos įstaigą. Ir mums tik reikės išlaikyti ir atstovėti, kad medikam, kaip sakyt, mūsų medikų nesugalvotų nusiveš dar į Klaipėdą vieną dieną padirbėti, tai žiūriu, daktarė, tai mes niekur jūsų neišleisim iš čia. Tai tikrai manau, kad to eisim ir judėsim ir turėsim daug geresnės paslaugas. Ta prasme, kad paslaugos mūsų nuostabios, bet specialistų prasme, kurios galės daktarė pasakys, kad mums reikia tam tikro specialisto ir jie atsiūs ten į savaitę kartą ar į
mėnesį kartą, bet mums nereikės važiuoti Klaipėdą ir čia galėsim būti priimti specialistų tokių, kurių čia niekada negalėtume turėti. Parama gyventojams, tai tikrai visi, kurie naudojasi, žino, tai pas mus tikrai praktiškai adaptuojame tvarkas savivaldybės dėl socialinės paramos. Ne tai, kad grupė, bet atskiram gyventojui, taryboje pastoviai einame į tarybą, priimti vienam ar kitam gyventojui, pakeisti tvarką, kad būtų galima jam padėti atskiruoju atveju. Tai mažo miesto didžiulis privalumas, nes Vilniuje, Klaipėdoje ir kažkur niekas į tam tikrą kažkokią išskirtinę vieną problemą niekada tvarkų nekeis, nes aišku, jiem ir biudžetai iškryps labai stipriai, o mes turim galimybę vienam kitam žmogus laik padėti ir tą tarybą daro ir to labai džiaugiuosi. Socialinių paslaugų centras turi, konkursas įvyko, turi naują direktorę Gintarę Žarskį, kas lankosi visi turbūt yra susipažinę. Dėl patalpų šiais metais turėtume turėti statybos leidimą Miško gatvė 4, bet čia ne tas turbūt, patalpų tvarkymas Juodkrantėje įvyko, tai kas juodkrantiškai žino Miško gatvė 2, socialinių paslaugų centrų esam perdavę iš vyriausybės gautą namą, kurį jie ten pastoviai tvarko, prižiūri ir neblogai daro. Miško 4, ką norėjau pasakyti, tai turėtų šiemet prasidėti, pernai vyko konkursas, turime projektuotojus, kurie turi suprojektuoti gyvenamą būstą, ten turėtų 8 ar 9 ar 10 atsirasti būtų, kas vėl pritrauktų gyventojų, arba turėtume galimybę suteikti kažkam tai būstą. Pradėta Pervalkos gatvė 52, tai važiavusi Pervalkai sukus po dešinę, ką žino, tokie pamatai daug metų stovi su tokiom būdelėm, ten esam pradėję detalų planą ir projektuojame irgi gyvenamą būstą savivaldybę statyti. Neringos vanduo turi leidimą ir pradėjo kirtimo darbus savo vandentikio teritorijoje. Mačiau Facebook'e didžiulės diskusijas apie tai, jog kaip gali kirsti ir epitetai visi toliau eina. Tai man sunku, nemeluosiu, sunku suprasti, kai važiuoja link aerodromo, pažiūri į kairę, hektarais plinai kertamas miškas, nei su vienu gyventojų derinta, kur mes grybaujam, kur darom, vykdomas miško atvėrimo projektas, tam, kad einant miško nebebus, matysim kelmus ir pievas. Visi patenkinti, niekas nerašo komentarų, kad durniai, kvailiai ir ką čia darot, kam kertat mišką, kuris gali daug metų augti ir būti. Bet ten, kur nori savivaldybė pastatyti saulės elektrinį, kad nebrangtų vanduo, gal ir piktų, nes vasarą daugiausiai energijos sunaudoja siurbliai, pumpuodami vandenį, tiesiai gaus į siurblius elektrą, pasipriešinimas, 6 metų darbas, iki to leidimo jam 6 metus. Nesuprasiu to, kad ten kertam, kur niekam nereikia, niekas neprašo, viskas gerai, ten, kur reikia žmonėms infrastruktūrą atpiginti, daryti, galų gale toj teritorijai vandentiekiai, tinklai išvedžioti, visi gręžiniai, pastatai, keliai. Tai turbūt kažkitoj dimensijoje gyvenu, nei visi kiti, bet turim leidimą ir darbus pradėjom ir labai tikiu, labai noriu tikėti, kad iki vasaros Neringos vandenim pavyks sukonkursuoti ir ją pastatyti. Taryba, ačiū, yra finansavimą tam skyrus taryboje. Neringos energijoje konkursą pernai laimėjo Edvinas Dargis, tikrai džiaugiamės, labai plečia Neringos energijos prisijungiamų abonentų skaičių, tai labai pigins, bent jau nebrangins tikrai šilumos kainos. Priminsiu, kad mes pagaminame tikrai nebebrangiausią energiją, mūsų problema yra kiaurinamai ir sunaudojami milžiniški šilumos kiekiai. Tai yra šita problema, o tiek, kiek dabar prisijungs jau abonentų, tai manau, kad katilinės praktiškai bus pasiekta riba, nes trasos prasikloja yra ir Jūratė ateity, kuri prisijungs prie Neringos energijos, ir vadinamas žuvininkystės ūkio projektas, kuris prisijungs, paštas jau šildosi ir tai prisideda prie išlaikymo visos infrastruktūros ir čia, manau, susitvarkėme pavyzdingai su to klausimu. Paslaugos Neringai, tai tikrai turiu pasidžiaugti, matėme, kas darėsi didžiuosiuose miestuose, kur visai ir technikos galimybės kitos ir visa kita. Tai pas mus su šia žiema, man atrodo, kad buvo sutvarkyta tobulai, ačiū
visiems darbuotojams, kurie dieną naktį plušo prie to. Aišku, tarybai ačiū, kad skiria atsinaujinimo technikai įsigijimų. Šiemet dar stipriai technikos atsinaujinti žada paslaugos Neringai ir šitoje vietoje irgi judam neblogai priekį. Po truputį vykdom programą, aišku, LED šviestuvų, vis keičiame savo lėšomis, nedalyvavome jokiuose, kaip sakytuose, ne PPP, bet kur pakeičia tau už 3 milijonus ir paskui už sutaupimą daug metų moki, tai mes skaičiavome visais rakursais, mums taip dalyvauti neapsimokėjo, tai mes keičiam patys po truputį ir atrodo, kad judam labai labai teisingai. Juodkrantės ugniagesių gelbėtojų komanda kartais būdavo, kad tai nemoka šlangos priimti atvažiavę, tai to nepadaro, tai pernai vyko 61 iškvietimai, iš kurių 27 buvo pratybos, tai dabar dieną naktį užrištom akim jie žino, kaip sujungti, ką prijungti ir kaip daryti. Yra didžiulė pagalba valstybininkam, valstybiniai gelbėjimo tarnybai, jie, kaip sakyt, kartu dirba, pamokina vieni kitus ir tikrai šiemet, kad nepritrūko vandens šią šaltą žiemą, o situaciją turėjom baisių, tai ačiū tikrai visiems gelbėtojams, kurie labai greitai viską reagavo ir padarė. Aišku, esam be galo dėkingi ir ugniagesių mokyklai, tai tikrai generolo Renato Požėlos didžiulė pagalba buvo, daug metų to prašėm, bet turbūt ačiū tiem, kurie padarė Požėlą dabar ugniagesių gelbėtojų tarnybos vadovų, tai mes turim tą, ko ir norėjom. Nes kaip ir visur su darbuotojų trūkumas yra didžiulis, tai dabar mes gaunam iš mokyklos profesionalių, kurie moka gaivinti, plaukti, daryti dirbtinius visus kvėpavimus ir žmogaus gaivinimus, tokius kaip ir studentus vadinamus, bet jie jau yra tikrai labai gerai parengti ir tikimės, kad šis projektas eis į priekį, nes dar ir sutaupom apgyvendinimo, nes jie apsigyvena priešgaisriniai tarnybai, sutaupom ir atlyginimo prasme, nes jie dirba kaip savanoriai, tada nereikia mokėti sodrų ir visų kitų dalykų, tai kuo daugiau mes jų turėsim, tuo profesionaliau ir pigiau, kas irgi svarbu, gelbėsim žmonės. Taip retai būna, bet čia tas atvejs toks. Tai kad pigiau ir geriau. Neringos turistų įvertinimas, tai tikrai mūsų matom Lietuvos maštabų, tai 86% esam pasiekę itin gerai, tai galiu pasakyti, kad tikrai yra kitų savivaldybių ir stipriai mažai, tai yra 100% įvertinta ir 50 įvairių objektų, tai mūsų muziejai yra tikrai ir kaip sakyti, įstaigos labai Lietuvos maštabų gerai vertinamos. Gal dėl to, kad ten dažniausiai lankos, kai šviečia saulė ir štat geri atsiminimai. Sudėtingiausias tarybai turbūt vienas ir po PSPC diskusijų tai buvo parkingas Nidoje. Tikrai sulaukiau ir įvairiausių iki įvedant tą parkingą ir tarybai pykomės ir visur, bet panašu, kad gyventojai patenkinti ir atsiliepimai visų labai geri. Ir kai šiemet ką buvau žadėjęs įvedant šitą rinkliavą mieste, jog mes metų pabaigoje prieš kitus metus ateisim į tarybą peržiūrėję, tai atėjom su papiginimais kai kurių vietų, ir kilo diskusija, kad tai yra nesąmonė, nieko piginti nebereikia. Gyventojai labai patenkinti, randa kur priparkuoti mašinas, o jeigu papiginsim, tai tada jo nebeturėsim kur parkuoti ir grįž senusios problemos. Tai bet padiskutavę tam tikras vietas atpiginom, kurios stovėjo visiškai tuščios, nei gyventojai laikė, nei laikė poilsiautojai. Žiūrėsim rezultatą, praplėtėm tų pigesnių zonų ir manau, kad jis bus geras rezultatas. Įvedėme išgirdę gyventojus, įvedėme irgi diskusiją buvo šiemet tokie gan aktyvi, bet noriu pasakyti, kad nerasit turbūt ne tai, kad Lietuvoje, bet pasaulyje tokios liberalios ir geros tvarkos, ne tik tai gyventojams, bet ir giminaičiam. Tai taryba patvirtino, jog netgi ten antros eilės vaikaičiai, tetos gali gauti parkingą nemokamai šalia jūsų gyvenamos vietos, ir jeigu atvažiuoja vaikai, tai jūs turit vieną, kaip žinot, nemokamas yra
2 automobilio vietos, tai jeigu jūs turit vieną, tai dar vieną galite imti iš patvirtintų giminaičių rato, išimti savo vaikui, tą galite keisti ir varijuoti. Dabar atvažiavęs pas jūs, kaip sakyt, giminaitis, sūnus ar dukra ar močiutė galės pasistatyti nemokamai automobilį prie jūsų namų. Tai tikrai yra girdimas kiekvienas ir kiekviena problema. Šaligatvių, gatvių remontui pernai metais išleidome 822 000 eurų. Kaip sakyt, būtume investavę daugiau, netgi grąžinome valstybei nemažai lėšų, nes buvome suplanavę padaryti taką iki kempingo, pėsčiųjų taką, visi žino, kur einantį Saulės laikrodį, pėstieji, kai reikia nuvažiuoti su svečiais, mums ten eina keliu. Mes norėjom padaryti pėsčiųjų taką, dėja kilo vėlgi didžiulis pasipiktinimas dėl keletos medžių nupjovimo. Priminsiu, kad kai projektą pradėjom daryti, ten augo tik tais turbūt kokie 12 medžių juodalksnių neskaitant, nes juodalksnis nėra vertingas medis, ypač peraugęs, o visi kiti ten savaiminiai, kol užbaigėm ir gavom statybos leidimą, aišku, medžiai šiek tiek paaugo, bet po ekspertizės medžius visus galim kirsti, bet ekspertizės metu buvo atrasti 4 krūmai tokio dydžio, kurie rašyti raudonoje knygai. Dabar laukiame aplinkos ministro pritarimo juos persodinti, jeigu jų persodinti neleis, reiks keisti techninį projektą, tai tada jau atsiskaitinės, kada nors po daug metų kiti, kaip pasekasi daryti, nes tai užtrunka dešimtmečiais. Tai vėl kalbu apie, kai kerti hektarais ten, kur niekam nereikia ir kur reikia, tai šitą teisinę aplinką kažkaip gerbiamas Seimo narė reikia keisti, nes jeigu miško gali 100 hektarų kirsti vienu vyriausybės nutarimu, tai gatvėje ar saulės elektrinė reikia 2 vyriausybės nutarimų, visų institucijų derinimų, viešinimų ir visų kitų. Tai mes papasakosim jums, kaip tai yra, nes aplinkos ministras, žinau, gerai jūs pažįstate. Atnaujintas Kuršių gatvės pėsčiųjų takas, tai kas naudojasi, žinot, iki jūros, tai tas Preilos kelio bibliotekos rekonstrukcijos projektas, tai turim statybos leidimą, kur šiemet ko gero įgyvendinsim. Projektuojamas Preiloje, kad dviračių nereikėtų važiuoti keliu šalia kelio. Projektas vėlgi valstybinių miškų, žiūrėsim kaip seksis, bet šitą raudono linijoje yra pakabintas visas Klaipėdos regionas ant regiono projektų. Jeigu šito kelio nebus, tai viešojo transporto Klaipėdos regiono vieningo bilieto sistema žlugs. Šita atkarpėlė yra surišta su tuo. Tai manau, šitas kelias tikrai gaus statybos leidimą. Privažiavimą darome prie Juodkrantėje, čia gal gyventojų mažiau aktualu, bet čia kariškiam aktualu. Tai bet tvarka yra tokia, kad savivaldybė turi padaryti, paskui valstybė kompensuoja, nes tai yra kariuomenės reikmė ir tai irgi bus asfaltuotas kelias. Džiaugiamės, kaip sakyti, taryba pritarė, nelabai džiaugiamės to, bet kito pasirinkimo ir kelio nėra. Taryba pritarė perimti Kuverto gatvę. Jeigu būtų vyriausybė iki naujų metų ją perdavus, gal būtume jau ją ir sutvarkę, bet dar neturime vyriausybės nutarimo ją mums perduoti. Aišku, visą laiką norėjau, jog valstybė sutvarkytų tą gatvę ir mums perduotų, bet matant iššūkius visus, kur valstybė turi skirti pinigus, kaip atrodo autostrada, tikėtis, kad valstybė šį kelią sutvarkys yra jau beprasmiška ir naivu, tai tvarkysime paprastuoju remontu, uždėdami tik tai lygų asfaltą, be jokių lietaus tinklų, kas buvo Taikos gatvėje ir kitų dalykų, bet jis bent jau bus lygus ir galėsime jame patys statyti ženklus, braižyti perės ir kitus dalykus. Rengiamas Preilos kranto erozijos tvarkymo, tai čia prie Preilos, sakykime, uosto, žvejų buvusio uosto, ten turim nuplautą virš daugiau kaip 30 metrų savo teritoriją, praktiškai savivaldybė prarado žemės sklypą ir jau vanduo ateina iki privataus sklypo, tai ruošiamės atsistatyti, atkovoti, irgi deriname jau 3 metus šį projektą, atrodo aplinkosauginis projektas, bet klausimų gaunam daugybę, tai sutvarkius ir atstačius kranto liniją, turėtų nebepustyti mūsų įrengto pontoninių prieplaukų, slipų ir kitų dalykų, su kuo dabar turim labai daug iššūkių ir nusiskundimų.
Na, daug pastatytas prie Menininkų kopos Preiloje viešasis tualetas, tikrai kartais atrodo, mes tualetams suteikiam daug dėmesio, bet Neringoje ir kurortuose, ko gero visuose tai yra labai aktualu, viso atnaujinta yra 18 stacionarių tualetų ir turbūt tik vienam iš jų neturime vandentiekio ir elektros. Tai tikrai yra didelis, dviejose Pervalko irgi neturime. Tai tikrai didelis pasiekimas ir į priekį ėjimas. Na, dviejose ataskaitiniuose sakiau, kad jau turim suderinimą pastatyti ant saulės laikrodžio šį tualetą, bet panašu, kad šiandieną sužinojome, kad jisai turėjo stovėti valstybinė miške ir vėl prasideda dainos, nors gauname europinį finansavimą tam. Tai užsirašiau pas generalinį urėdą, bandysim tapti partneriais ir gal pavyks gauti leidimą pastatyti jį ten, kur dabar stovi biotualetai. Ir nereikės statyti aikštelę, taip dar ją sumažinom, nes ten ir taip niekas netelpa. Juodkrantės bibliotekos vidaus tvarkybos darbai yra sutvarkyti ir atrenovuota, džiaugiamės savo partnerių Jūrės Medžio daugybę metų dovanojamais suoliukais, taipogi Femerno partneriais, kurie pastatė 25 metų draugystės prie Molo ir Nidoje suoliuką, kartu statėme iš tikrųjų Nidos kultūros Agila rekonstrukciją, tai čia ir esame, galėjome būti ten, kaip sakyti, salė, bet elektrikas tiesiog kabindamas lempų neprisūko nei vieno varžto. Ir ačiū Dievui, kad nežuvo joks žmogus, tai lempas susuks ir bus gerai. Pernai Agilai buvom taryba skiria 3,5 milijono eurų, kad jinai atrodytų gražiai. Turim statybą leidžiantį dokumentą Juodkrantės autobusų stotelį, bet tol, kol ėjom 11 metų iki statybos leidimo stoteliai, dabar šiek tiek skaičius esam nukreipę į Juodkrantės uostą ir stotelės patys dabar nelabai galim statyti, nes mums reikalingi jog būtų pasiekti rodikliai Juodkrantės uoste, nes ten bus ir autobusų sustojimas, ir laivų atplaukimas, tam, kad pagrįstume europinės lėšas. Kaip sakyti, dirbom daug, bet laikas taip greit eina, bet leidimas pabus kažkada jau vis tiek įgyvendinsim. Teikiam investicinį, techninis viskas gerai. Automobilių saugyklą jau aš pristačiau, turbūt ir pasakojau šiek tiek, tai tikiuosi, kad artimiausiu metu gausime leidimą persodinti krūmus ir pradėsime šios saugyklos statybą. Dalyvaujame įvairiuose projektuose. Išmanusis miestas, tai yra teikia labai daug įvairiausių pasiūlymų, kaip galėtų būti vystoma viena ar kita teritorija. Tai čia matom Gintaro įlankos teritoriją. Sportas, tai džiaugiuosi, jog Neringos bendruomenė čia laimėtas, vis pamirštu tą žodį, dalyvaujamo biudžeto projektas, kuris įgyvendintas yra Nidoje pėsčiųjų sveikatingumo takas, tai senasis takas, kuriame buvo anksčiau seni mediniai tokie treniruokliai, miškininkų daryti, dabar kitokie treniruokliai ir tikrai žmonės eina ir sportuoja. Tarybai ačiū dadėjo pinigų prie biudžeto, nes neužteko, kiek buvo skirt. Juodkrantėje bus padelio, atsiras tokie kortai, labai populiarūs dabar žaidimas, tai pernai turėjo stovėti, bet rangovai neatvažiavo pasirašyti sutarties, teko skelbti iš naujo konkursą, dabar liktai iki vasaros turėtų būti, visos problemos įsprendė. Artimiausių metų turėtume gauti statybą leidžiantį dokumentą dengtiems teniso kortams Vėtrungė gatvėje, tai turėtų atsirasti 2 dengti teniso kortai, 2 padelio kortai, treniruoklių salė, tokia pabuvimo salė. Tai manom, kad pritrauks mūsų gyventojus ir turistus, kurie mėgsta žaisti tenisą ne tik tai vasaros metu, bet ir nesezono metu. Jie šičia atvyks daugiau. Sporto renginiams įvairiems pernai taryba skiria 85% lėšų daugiau ir matom, kad ko gero yra labai teisingas sprendimas eiti į sporto renginius, nes jie pritraukia tikrai labai atsakingus, tokius tinkamus mūsų Neringai turistus,
kurie pamato šį kraštą, reklamuoja jį, kaip Red Bullis, tai žinom, kad tai yra pasaulinė transliacija, pamato visas pasaulis ir mato, jog tai vyksta iš Neringos, šiemet nepavyko jų pritraukti, bet kitiem metam kalbam, kad jie sugrįžtų savo renginiu, o ta transliacija yra labai didžiulė pridėtinė vertė, plus žmonės, kurie atvyksta čia irgi gerai pabūna ir mums irgi iš to nauda. Kultūros paveldas džiaugiamės, kad tikrai yra daug atsiradę įvairiausių programų, yra sutvarkytos, jau matom, ne vienas namas, ką daug metų žadėjome, tai tikrai kreipkitės, darykite tą, jeigu trūks pinigų, taryba tikrai mūsų atsižvelgia ir žiūri, kaip minėjau, tai ir Žvejų sodyba adresu Kuverto gatvė, ir Pervalkos gatvė, ir Skruzdinės gatvė 18 yra sutvarkyti pastatai naudojantis tikrai šitą programą. Švyturininkų kompleksą vis dar vyriausybė mums nėra perdavus. Jeigu gerai atsimenu, tai prieš 4 metus, vasario 24, kai prasidėjo karas, tai buvom susirinkę prašyti vyriausybės, kad mums perduotų. Tai 4 metai praėjo, vyriausybė dar mums jo neperdavė, bet mes jau, kaip sakyt, kultūros skyrius su Narūnu Priešaky konceptą tokį yra padarius, ten jau su tyrinėjimais, ir kaip ten gražiai ir viskas galėtų būti, kad tikrai kartais net jau susapnuoju, kaip ten tie žibintai iki jūros, kaip čia viskas gražu, bet laukiam iš vyriausybės perdavimo. Taip pat kapines prižiūrim ir tvarko mūsų etnografinės, kas yra be galo svarbu. Senų etnografinių Nidoje pradėta rengti. Šiais metais bus paruoštas visas projektas Pervalkos, kitais metais yra pažadėtas skirti valstybinį finansavimą pagal eilę, jeigu niekas nesugrius. Bet dar atrodo neseniai kažkada ataskaitoje buvo, kad sutvarkėme Preilos etnografinės kapinės, o jau per Preilą to skaitinį sako, griūna tvoros, merė, kada tvarkysit. Nors Pervalkos dar net nepradėjom. Tai procesai, kaip sakyt, apsisuka ir viskas reikalauja priežiūros. Rėzos Jonušos skulptūrą iš tikrųjų ekspertai pasakė, kad jau rekonstruoti nebeišeina. Matau, Gražina sėdi salė, mes porą kartų ją, man atrodo, esam restauravę, turbūt tas žodis tiktų, bet dabar jinai yra nuskanuota 3D ir technologijos leidžia, gavus tokio dydžio medį, kad bus išdrožta jo mechanizuotai tiksli kopija. Šitą kopiją galvojam kažkur tai prie muziejų ir kažkur padėti su aprašymu, nes Pervalkoje ne visi apsilanko ir 2 vietose turėsim vienodas skulptūras su vienodu paaiškinimu. Kultūros, tai mes turbūt stipriai prieki tarp visų Lietuvos savivaldybių su kultūriniais renginiais, su kultūros finansavimu, su jos lygiu, koks yra Neringoje. Ir tikrai čia daug turbūt nereikia nei užsistoti. Tai kai pasidalina pinigai pagal kultūros įstaigas, matom, jog yra 1 000 Agila, 376 000 yra Rėzos centras, muziejai 896 000, Neringos Viktoro Miliūno biblioteka yra 448 000 eurų. Programų yra įvairiausių, paraiškų gaunam daug, kartais sako, kad Nidoje neina suspėti vasarą į vieną ar kitą renginį, norim ir ten ir kitur, bet manau, kad kol mus lanko taip turistai, kol mus myli taip, tai kryptis yra teisinga. Ant Agilos pastato, kas užėjot, matot, kabo tokia lentelė, tai reiškia, jog Europos kino komisija speciali įtraukia visą Kuršių neriją į labiausiai filmuojamų objektų Europoje sąrašą. Tai yra tikrai labai daug garbingų Europoje. Tai kas su kinu dirba, tai žino, kokio lygio tai yra apdovanojimas. Tai nežinau, yra Odesos laiptai, turbūt, kur per kinus matom, tai yra irgi tame, ten Travetos fontanas Paryžiuje berods. Ne Romai, atsiprašau. Ir daug tokie, galėtum vardinti tokius dalykus, kuriuos mes matome ir meniniuose, ir dokumentiniuose kinuose, tai Kuršių nerija visa yra dabar šitame sąraše. 25 metai, kaip sakyt, šventėm ir 150-osius Tomo Mano metus, suteikta ir Tomo Mano gatvės vardo pavadinimas, kas yra labai gerai, šventėm 25-osius UNESCO metus, renginiai vyko ir Neringoje, ir Vilniuje, sodinome daugybę miško, tam įvykiui pažymėti, Neringoje atidengėme įvairiais epitetais,
įvairiais, kaip sakyt, pamastymais apipinta Žiedai tarp žiedų skulptūra. Manau, kad kiekvienas toks objektas turi ir traukos centras, apie jį galima pašnekėti, atvežus turistą ir papasakoti. Dichavičius iš tikrųjų išskirtinė asmenybė ir tikrai su juo galima kalbėti labai daug. Ir kas atsimena tuos laikus, tai revoliucija tokia kultūrinė ar fotomeno albumų prasidėjo nuo šito žmogaus Tarybų Sąjungoje visoje ir Kinija buvo užsakius šitų albumų tiek, kad Tarybų Sąjunga negalėjo atspausdinti tiek, kiek ir suteikė kinams leidimą atsispausdinti kažkiek tai patiem šito albumo. Tai yra vienas labiausiai išspausdintų to laikmečio albumų, kurio beveik viskas buvo paveiksluota Nidoje. Tai mums reiktų tik tai išnaudoti, o nesipykti, kaip sakyti, dėl tokių dalykų ir apie juos kalbėti. Tai modernaus meno muziejus, jeigu taryba pritars, yra koncepcija visa paruošta, tai čia ne tik pernai metų darbas, čia 5 metų darbas, nes projektai, koncesijos nuo 5 iki 6 metų tiek užima techniškai, biurokratiškai jį paruošti iki konkursų. Nes reikia gauti ir vyriausybės pritarimą, ir kontrolierių, ir įvairiausių institucijų, kad paskelbti konkursą. Ar įvyks kažkas tai ir bus norinčių tą daryti. Mintis, tai čia yra, aišku, Vasaros estrada, kuri visiškai griūnanti yra. Tai šitoj vietoj turėtų atsirasti toks objektas. Ir mintis tokia, kad savivaldybė, taryba per 20 metų išmokėtų per renginius. Juose vyktų daugybė renginių, mes už juos mokėtume ir po 20 metų pastatas grįžtų į tarybos rankas. Tai manau, kad geras dalykas čia valdžios institucijų apsilankymas, jau čia buvę ministrai, ne vieno ministro dabar jau nebėra, yra kiti, bet jie yra Seimo nariai, tai mes aptarnėjom ir kelio klausimus, ir kultūros, kaip sakyti, objektų finansavimą, ir kitus dalykus. Aišku, mūsų miestą aplanko ir džiaugiamės, kad Gitanas Nausėda visus savo svečius nori atvežti Nidą, jeigu tik yra galimybė, jis tą ir daro. Na, tai mūsų įpareigoja irgi juos sutikti gražiai, su jais pabūti. Mes matom Lenkijos buvusį prezidentą Dudą, Vokietijos dabartinį prezidentą, kuris buvo Tomo mano namelė, įteikė Vitalijai Jonušienei vieną aukščiausių Vokietijos apdovanojimų, kas praktiškai Vitalijai įteikė, tai ir mes skaitėm, kad mums visiems čia įteikė. Tai tikrai tuo džiaugiamės ir didžiuojamės. Ir privačios investicijos, tai tikrai stengiamės bendradarbiauti su visais ateinančiais investuotojais, kurių sutampa misija su mūsų nuomonė. Tai Juodkrantėje yra atidaryta Aibės parduotuvė, Juodkrantiškiai tuo labai džiaugiasi ir kaip sakyt, turi dabar pilną vertę parduotuvę. Marina Nida, visi matome, koks vyksta didžiulis investicija, 35 milijonų ir turėtų sutvarkyti vietovę labai labai gražiai. Atrodys vaizdai šitaip, uostas prasiplės, galimybės laikyti laivus. Rašytojų sąjunga liūdina tai, kad aišku, jie turėjo puikų rekonstrukcijos statybos leidimą, nuostabų. Bet kodėl po naujųjų metų visi renkasi paprastą statybą arba kapitalinį remontą? Todėl, kad vėlgi Seimas, anas Seimas, ne šitas, paėmė ir prabalsavo tokią nemenką sumą už valstybinį žemę leidimą statyti, jeigu darai rekonstrukciją ir naują statybą, įvedė tam tikrą mokestį nuo žemės sklypo rinkos vertės. Šitie iš karto atsisakė daryti rekonstrukciją. Ką prarado miestas? Šilumos tinklų nebegalėjom priversti, tiksliau, to objekto prisijungti per centralizuoto, nes tai ne rekonstrukcija. Su šitų remontų į miestą šiai dieną net nereikia ateiti. Turiu omeny į miestą, tai gauti leidimą. Ir niekas nebeima, nes turėjom turėti už miesto parduotuvę, kas yra labai protinga, tai nesakysiu tinklo, bet vietoj benzino kolonėlės. Liekant ir benzino kolonėliai, atsirandant mašinų plovyklai, ko mums labai reikia ir viso kita. Iškart sustojo šitą investiciją, dabar biškai kalbam, po truputį vėl bandom šnekėti, kad jinai ateitų, bet tiesiog sustojo ir visi sako, kad tai, kaip pavyzdys, šičia dabar pakeisti kelis takelius, tik tai jau nekalbant, kad jie nebeėmė, kelis
takelius pakeisti, jiems reikia sumokėti 320 000 savivaldybei. Tai jie net paliks nenormaliai takelį, ateis ne į duris, eis per žolę, kad to nedaryti, nes tai yra, tai, suprasim, kad tai yra nesąmonė. Savivaldybė tenka atstovauti savivaldybė asociacijų, šiandieną pasitarime teko ten dalyvauti apie švietimą, beje labai direktorių prižadėjau, nežinau ar neatsargiai, bet sakiau, kad važiuokit ir nuo Neringos pradėsim. Labai patiko pristatymas, jog pradinis ugdymas turi būti iki 6 klasės ir keli ateinantis mokytojai į klasę. Tai tikrai argumentų už buvo labai daug. Tai Lietuvos kurortų asociacijoje, Klaipėdos regiono turizmo taryba, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos jungtinė taryba, Pasaulio paveldų miesto asociacijos ir vairiuose kitose asociacijose. Tai šiemet kviečiam švęsti ir visiems pasakoti apie Martyną Liudviką Rėzą, kuriam 250 metų. Ir ačiū uždėmesį.